Dabar esu Asakusoje ir tai yra žinomiausia šventykla Tokijuje pavadinimu Sensoji. Čia yra geležinkelio stotis ir būtent po žemę yra požeminis miestas. Ir būtent šitas požeminis miestas Asakusoje yra seniausias Japonijoje. Dabar aš jums parodysiu. Ir čia yra įėjimas į požeminį miestą ir čia yra šio požeminio miesto maskotas, personažas, tai kurmis. Ir ką tik nusileidau ir čia yra grikių makaronų valgykla. Čia stovėdami valgo. O šis požeminis miestas veikia nuo 1955 metų, todėl kaip matote, labai seniai atrodo. Ir čia yra daug barų ir restoranų, valgyklų. Žmonės čia ateina po darbo arba dienos metu pietums. Čia šliapės. Kaip matote, čia visur šliapia, todėl atsargiai reikia eiti. Ir šiek tiek kažkas kvapą. Turbūt dėl drėgmės kvapą, bet ne taip blogai. Čia yra indai. Tai yra, nežinau, filmų arba komedijos reklamos čia. Čia yra produktų reklamos turbūt. Yra senos reklamos. Man atrodo, kad čia galima gerti alus iš kitų šalių, iš Tailandijos. Čia irgi baras. Tai nėra didelis požeminis miestas, tai gan mažas. O čia net yra kirpykla. Tai labai pigu, tai 800 jenų, todėl tai kiek yra. Tai tik 4 eurai. Už tik 4 eurus galima eiti į kirpyklą čia. Įėjimas į metro stotį. Tiek yra požeminis miestas. Ir iš čia tuoj galima važiuoti ir viskas. Ir čia sugrįžau į grikių makaronų valgyklą. Ir išėjau iš stoties ir iš čia galima važiuoti į Tokyo Skytree bokštą, kuris yra aukščiausias pastatas Japonijoje.